nori kažkaip išeiti kažkur, su draugu susitarti. Aš žinau, ką reikia daryti. Reikia mušti savo į krūtinę, sakyti, taip, aš padariau. Aš dariau visus savo darbus ir dar prižiūrėjau vaikus ir dar visur su jais ėjau. Ir įsivaizduokit, grįžta šitas dabar mano džiaugsmas 6 vakaro, pasportavęs. Įsijungia savo podcastą ir įsideda ausinę. Aš tokia pavargus. Pavargus, ne? Man niekas nesiseka, aš tiesiog visą dieną valau, skalbiu, tvarkau. Nesiseka, nesiseka. Kaip atrodo, kad varuta, jinai, tipo, nusibaigus, bet dar tegul dasimuša visai iki galo. Man kai yra kompas, jo. Jis man tai yra kaip šydas. Pasidarai šydą Jo. ir tada lengviau. Ir žinot, ką jis man tada sako? Sako, pasižiūrėk savo kalendorių, gal tau PMS. Šiandien bus tokia neeilinė tema, tikrai neeilinė, apie tai, kaip vyrams išgyventi moterų hormoninės audras. Ir būna tikrai nelengva, pripažinkim. Prieš jūs ekspertas Mindaugas Šebelskis. Ir net jeigu jums, aš kreipiuosi bendrai moteris, net jeigu jums tai atrodo ten nieko verta, nesąmonė, lengva, ten vienu žodžiu, tai taip nėra. Taip nėra. Ne. Emociškai iš tikro būna sunku. Taip. Nesutinki, kad sunku. Aš nežinau, tu man papasakosi, man atrodo, kad nelengva. Jisai šiaip gerai susitvarko ir iš jo patarimą verta priimti šitų klausimų. Dažniausiai, ne visada. Gal pradžiai padarom live update. Įvyko daug įvairių dalykų nuo praeito mūsų susitikimo. Taip. Tai tu gali... Aš gal truputį pristatysiu, kas čia įvyko. Ir bus pasiskundimas. Šiaip ne, taip visada turi būti pasiskundimai. Šiandien tu skūstis, aš neturiu ko skūstis. O tai nugara, ne? Man jau. Praeitą kartą skundžiu. Šiaip ne, taip išgyvenom gruodį ir aš galvoju, va, dabar sausis bus jes. Ir vieną sausio pirmadienį sėdžiu, kažką skrolinu ir žiūriu parašytą Blue Monday. Blue Monday. Tu žinai, kas Blue Monday? Aš jau tau sakiau, kas Blue Monday. Aš visiškai galiu relatinti iki Blue Monday. Blue Monday tai 3 pirmadienis naujuose metuose, kai tu supranti, kad tavo visi naujų metų tikslai ir goalsai feilina ir tu esi tam pačiam ševe, žodžiu, ir praeitis metų. Ir dėl to tą pirmadienį kažkaip būna daug tokių depresinių nuotaikų. Jisai pakankamai iconic yra. Iconic Blue Monday, taip ir yra, žinokit, pasigooglinkit. Tai va, man iconic tikrai, iconic Blue, visas Blue sausis, man aš. Jeigu trumpai, tai Rūta lūžo per tą dieną ir man buvo ką veikti. Ir iš to galėsim padaryti labai fainą pokalbį ir pasipasakosim, kaip įveikiam. Bet dar truputėlį apie sausį, tai sausį sirgo Kamila. Kamila serga retai, tai kad jinai sirgo. Bet ačiū Dievui šį kartą lengvai. Mažai tos nemigos buvo, prasistumėm. Važiavom į kalnus, kalnuose sekėsi gerai. Nebuvo jokių nesusipratimų? Jo. Viskas gerai, nieks nesirgo, tai pakankamai sklandžiai lėktuvai nevėlavo, tai irgi visai fainai. Aš dabar tvarkausi dantis šitą mėnesį. Ir visus kitus mėnesius daug girdėsiu apie tai. Tai tokia su... Here it comes pasiskundimas. Jo. Tai toks truputėlį, tai naktim nemiegu, tai geriu ibuprofeną, tai pakeipa juodą, tai tokia irgi savo esu, kaip sakyt, gyvenimas nutinka ir... Nuotaika į prastesnę pusę. Nėra, kad į prastesnę, bet kad laukiau to būsto, tokio, kad january sausis bus kitoks, tai gal tas man dar ir nenutiko, bet aš nepasiduodu. Gerai, hormoninės audros, ne? Hormoninės audros. Tai ką reiškia gerai susitvarko tavo požiūriu? Aš galiu pasakyti, kas blogai. Nuo blogo pradedam. Papasakosiu apie visus ankstesnius vyrus ir tada prieisiu. O, Dieve. Net, šitas merginam patinka, sutik. Tai va, ne, iš tikrųjų, šita tema manau, kad svarbi ir manęs labai dažnai klausia apie tai. Sako, kaip tu tvarkaisi su emocijom, ką darai. Ir aš vis pasidalinu, bet man atrodo metam bėgant, aš kažkaip vis geriau ir geriau pradedu save suprasti ir žinau, kaip susitvarkyti su emocijom. Yes, no. Geriau. Geriau, tai va. O Mindaugas iš savo pusės irgi dirba, kad galėtų geriau priimtas emocijas ir tikrai pykstamės daug mažiau. Tai va, bet kai paskelbėm praeitą savaitę apie tai, ko norit podcastuose, tai labai buvo daug šitos temos. Ten vyrai išeina, vyrai neklauso, vyrai nekalba, vyrai nepasisako, tai nežinau, turbūt kokį 100 žinučių. Tai dėl to ir yra šitas podcastas, nes aš matau, kad daug kas iš mūsų turi šitą problemą.
Tai dabar kas yra Ar blogai? čia vyram podcastas ar moterim? Čia visiems, visos merginos, žinai, kaip bus. Ta vieta, kuri jom patiks, įjung, sakysiu, va, taip mes operuojam. Nu gerai, pradedam nuo blogo. Svarbiausia žinot save. Pavyzdžiui, aš esu iš tų moterų, kuriom ateina tos emocinės audros, nu nežinau, tu pasakyk, kada? Tai pirmas dalykas, ką pradėjo ties 47, ačiū Dievui, pradėjo žymėtis į apsą savo ciklus. Tai tas yra iš tikro... Jau žymiuosi nuo 6, bet gerai. Tai šitas dalykas, vat, iš tikro mums padėjo suprasti. Bet žinot, kaip dažniausiai būna su apso. Žymisi, nu tai šiandien gera nuotaika, šiandien bloga, ten dar kažkas. Ir paskui, bam, sprogimas, ten audra. Aš aišku kaltas už viską lieku. Ir paskui, žinai kaip būna? Paskui būna, žinai kas? Pasirodo, man čia buvo ciklo, tas, kur vat, būna blogesnė nuotaika. Nu tai viskas aišku, žinai, aš tu visas. Ne. Nu, aš jo. Nebūna taip, kad, man dabar tuoj turėtų gal kažkas. Dabar aš jau šitą padarau. Sakau, dabar man pamesas prasideda, tai būkit ramus. Aš juos įspėju visus. Bet... Dabar pradėkim nuo to, kas yra blogiausia. Visos šeimos turi tą tašką, kai ten moteriai pasidaro liūdna, jie pradeda viskas erzinti, jinai pati savęs nesupranta. Man atrodo, kiekviena šeima ateina į tą tašką. Dabar iš savo pusės aš pasakysiu, kas blogiausia yra. Žinai kas? Aš galiu pasakyti, koks blogiausias yra. Blogiausias, man atrodo, aš kažkuriam podcast'e buvau sakęs, yra trenk durim ir sakyt, kad... tu esi neadekvati ir šitą žodį, žinai, kad šitas žodis neadekvati. Pasi šeimoje visi naudoja šitą žodį. Ir man jisai, aš nežinau, kažkodėl reiškia kažką labai blogai. Aš nežinau, aš tavęs prašau šitą žodį. Aš kartais ją šitą užmetu, kai noriu ją užknist ir naudoti. Šitas žodis yra man pats geriausias triggeris harmoniniai audrai. Tai jeigu, neadekvati, kvaila, dar visokie žodžiai, dar keli keiksmažodžiai ir vienu žodžiu trenki durim ir sakai, kai susitvarkysi čia su blogiausia. Savo. Ir tada, o tu eini ten su draugais į barą, dar kokį storiuką įdedi. Tai čia, man atrodo, the worst of the worst. Tai jeigu man reikėtų taip analizuoti Mindaugo blogiausias, tai jis man yra tokių padaręs. Tai Mindaugo blogiausias yra tas, kad jisai, gali ten sakyti, susitvarkyk su savo emocijom, išeit kažkuriam laikui, jisai tą gali padaryti. Ne, aš nesu išėjęs. Kada buvau išėjęs? Jisai turi tokį gerą berniuką, tokį, aš viską gerai darau ir jūs pastebėkit, šitą jisai dažnai daro tokį. Aš niekad nebuvau išėjęs. Darai, Mindaugai. Aš esu tas, kuris iš paskos. Ir iš paskos, jisai labai gerai vaikšto iš paskos. Bet kad taip... Bet tu viską darai, žinot, kaip priklauso nuo to, kokiais į knygas skaitai. Gal būna kokiu nors ten, pavyzdžiui, ten kažkokie necenzūriniai žodžiai, ar ten pavadinimas kažkaip, kad ten tu susitvarkyk, bet kad taip trenkčiau durim ir išėjęs, tai... Nebent tu mane kaip nors išprašai. Ankstesniuose santykiuose man yra tai buvę, kad aš ten jau pradedu savo nepasitenkinimą arba nuoskaudas ir tiesiog sako, tu vėl pradedi. Ir tada viskas. Arba išeina, arba iš vis nereaguoja. Arba... Nereaguoja tai ką, prie teliko ar prie kompo ar prie teliko. Mindaugas irgi biškį tą daro, kai aš pradedu sakyti, žinai, man skauda dėl to, pradeda scrollinti, tada telefono, paskui sako, tai tu sakyk, tipo, ir tas po truputėlį tave metą darė didesnę. Aš pasakysiu dėl ko. Aš pasakysiu, pavyzdžiui, man kai yra kompas, jis man tai yra kaip šydas. Ir jis tikrai yra kaip šydas. Telefonas yra mažesnis, nes jį gali greit, bet kompas jisai kaip šydas ir aš jį naudoju kartais. Tai iš tikro yra vyram sunku, emociškai sunku priimti visą tą tokį, visą tą audrą, tai tu tiesiog pasidarai šydą ir tada lengviau yra. Įsivaizduoju, kad mano sužeista širdis 3 kartus ten, nežinau, padarius valgyti, išplovus indus, dar ten turiu kažkokią tai... nežinau, katastrofa ir čia ateina tavo didžioji gyvenimo meilė, apsistato 3 šydais ir sako, sakyk, kas tau yra. Tai kaip tai moteris jas nepamės? Bet va, tai tu... Ir... Ne, man atrodo, pas mus ta vieta pakankamai sveika yra, nes aš žinau, kaip man merginos parašo, sako, jisai išeina, tada aš verkiu, tada aš prašau, kad jis neeitų. Aš tiesiog negaliu, žinai, susitaikyti su tą mintim, kad jis kažkur eina. Merginos tikrai užsisuka į didelės audras. Man atrodo, pas mus visai neblogai. Dabar gal truputį geriau, bet tu irgi užsisuki, tada
ten kažką eik, tada ten aš einu iš paskos, tada vėl, tai susukdavom. Gerai, ar mes sutinkam su merginam, kad pats blogiausias variantas yra, kai vyras tau sako, tu ten tokia neadekvati, tas žodis, kurio man niekada nerašykite, jeigu nori draugauti. Paskui kitas, kai ignoruoja, ką tu šneki ir apsimeta, kad tu nieko nedarai. Vat, pavyzdžiui. Žinot, ką reikia daryti tokio, šiaip patarimas vyram, moteris, neklausykit. Kartais irgi noriu tuos dalykus, pusę tų dalykų praleisti pro ausis, nes jie kabina emociškai. Tai tada tu tiesiog paimi nuo jos paskutinio sakinio, pakartoji jos paskutinius vieną ar du žodžius. Kur nedaryt. Ir sakai, jin sako, taip, tu tą darai, dariau, ten tas, ir tada tu taip, ir atkartoji, bet neįsingeišni. Ir tiesiog... Žiauriai blogas. Mes per 12 blogas, metų... jeigu perspaudi. Na, tu perspaudi. Jisai linkęs yra perspaus. Aš buvau perspaudęs tada, kai mokiausi šito technikos. Dabar aš jį naudoju taip iki tiek, kad tu jaustumės, kad tu esi išgirsta. Dabar jau biškai geriau. Dažniausiai aš tavęs iš tikrųjų klausausi, bet kartais būna, kad nepakeli tų kaltinimų. Tai tada turi atkartojimą daryti. Bet iš tikrųjų, ką vertinga gal iš Mindaugo išmokti, kad jisai, pavyzdžiui, jam patinka mokyti šitų dalykų. Ir jisai, aš atsimenu tą laiką, kai jisai ten buvo nusipirkęs kažkokią santykių knygą ar klausė kažkokiu labai daug seminarų. Taip. Ir sako, žinai ką, reikia moterį išgirsti ir pakartoti jos paskutinį sakinį. Tai mūsų pokalbį atrodydavo taip. Aš tokia pavargus. Pavargus, ne? Tai man niekas nesiseka. Aš tiesiog visą dieną valau, skalbiu, tvarkau. Nesiseka, nesiseka. Ir šitai jisai darydavo pakankamai blogai. Toks manęs taip išėjęs, toks. Valai, ne? Sakau, ar tu supranti, ką man reiškia šitiek pakelt ant savęs? Jo, labai daug pakelt. Tai va, žiūrėkit, jisai ir dabar šitą daro taip pat blogai, kaip dabar daro. Bet kas dar tu mano moteriškas protas pradeda detektant, kad yra kažkokia klaida, kad yra apsimetinėjimas ir tas mane dar greičiau nutaško. Šitas kartojimas, jis jeigu ką nors daro, tai jisai daro visą širdim. Dažniausiai tu nepastebi, nes iš esmės būni ant tiek susikoncentravusi to savo verdančius jausmus, kad tu net nematai manęs ir tada tau praeina. Ir dabar, kaip man užeina kokia audra, kuri užeina iš tikrųjų retai, nes turim verslą, turim 2 mergaitės, tai aš jau pradedu galvoti. Galvoju, jeigu jisai bus nutaškytas pats, turi daug ten darbų, atsakomybių ir grįž namo blogoj, kaip sakyt, steite, blogoj būsenai, tai tada jisai mane puls atgal. Jeigu jisai bus toks pavargęs, tai darysis to savo šydus, skydus, tas 4-3 skydus. Bet jeigu sugalvos pažaisti psichologą, tai tada sakys, o, aš tą suprantu, tu jautiesi pavargus, nors iš tikrųjų nifiga nieko nesupranta ir tik tai laukia, kad aš greičiau praeisiu. Realiai labai priklauso nuo to, ar tu turi kažką, nori kažkaip išeiti kažkur, su draugu susitarti. Ir aš tada skaičiuoju, blemba, liko pusvalandis. Fuck. Aš žinau, ką reikia daryti. Reikia mušti savo į krūtinę, sakyti, taip, aš padariau šitą dalyką, aš atsiprašau, tu esi pati geriausia. Kartais ego neleidžia, šitą ego kartais neleidžia ir galvoja, nefiga, kovosim. Bet jeigu yra kažkoks, kad tu turi susitvarkyti ir turim išeiti, važiuojam kažkur. Tai tada gali pasakyti. Jisai prakulkuliuoja. Kartais, jeigu, pavyzdžiui, mes turim važiuoti, tarkim, į Klaipėdą, tai aš jau žinau, kad tą rytą aš galiu praktiškai bet ką sakyti, jisai turi planų, jisai nori nuvažiuoti ir tada jau bus, aš vaitas, taip jautiesi. Bet jeigu tik tai nieko, arba nedaug dievė, aš turiu kur nors sakyti, tai tada tada jau. Tada aš jau pati turiu tvarkytis. Ir jisai man didžiausias savo priekaištus išsako, kaip man, pavyzdžiui, nežinau, kokia fotosesija kokia svarbia, žinot. Dabar pažiūrėsime, tu man pirmadienį neužtaisysi, ko nors. Pirmadienį mes turim fotografuoti vieną labai svarbią fotosesiją ir aš jau žinau, kad man kaip kas nors svarbu, aš turiu būti gerai nuotaikų, turiu neapsiverkti, turiu nepamesti savęs, tai tada jisai man... Aš turiu nuoskaudėlį. Ne, aš taip iš tikrųjų nebedarau, anksčiau darydavau, bet tas nekeičia fakto, kad... Anksčiau tai prieš savaitę. Bet tas nekeičia fakto, kad yra būdų, kaip tu sakai, geri susitvarkymai ir blogi susitvarkymai. Tai kartais pusiau sąmoningai pasirinkia tą blogą gerą. Mes ir prakalbam, koks yra geras. Gerai, geras. Dabar kaip man būtų geriausia? Tai tik tai vieną blogą pasakymą, ne? Kad išėjimas blogai. Blogi buvo 4.
4, ne? Ne, Tu negirdėjai? kartojimas buvo. O, mato dabar čia. Ne, kartojimas paskutinio žodžio yra prie gerų, jeigu neperspaudė. Nelabai. Tas supratimas, taip suprantu, mažutė, tu tai pervargai, yra prie gerų. Prie gerų. Išėjimas, Kartais- ignoravimas, nekalbėjimas. Šydai irgi yra prie gerų. Matot, kaip skiriasi. Čia mes vien tik gerus. Aš tik tai išėjimą sakyčiau prie blogų arba ten iš... Gerai, idealiausias variantas, kaip aš norėčiau. Pavyzdžiui, taip, man sunki diena, viskas buvo blogai ir taip toliau. Blogai buvo, ne visą dieną. Ai, va, mes turim gyvą pavyzdį. Ką tu Turim užsukai prieš savaitę? Įsivaizduokit, mes turėjom labai užimtą savaitę. Ir... Matot, kaip pasakė? Tu užsukai, šiaip, nu, ką aš užsukau. Ir tu buvai tikriausiai ne prie ko. Ir aš, žinok, aš turėjau labai daug darbo. Aš pati turėjau daug darbo, nes kartais mūsų darbai būna tokie, kad aš turiu daug darbo, o jisai turi truputėlį mažiau darbo. Arba mano darbas yra toksai, kad mane spaudžia, atiduot fotosesiją, atrinkti, padaryti interviu. Aš tokius darbus turiu, kur aš negaliu laukti. Ir mes ten grįžom iš kelionės, irgi atėjo daug portalų, reikėjo tvarkyti. Ir aš tiesiog pervargau. Tai dabar aš žinodama, kad mes grįžom iš atostogų. Ir mano vyrui reikia laiko savo. Aš jam to laiko duodavau. Tai reiškia, kad aš dariau visus savo darbus ir dar prižiūrėjau vaikus ir dar visur su jais ėjau. Ir įsivaizduokit, grįžta šitas dabar mano džiaugsmas 6 vakaro, pasportavęs, susitikęs su draugu, papietavęs ten kažką. Ir ką daro? Namuose, kai jau reikia tvarkyti vaikus, indus plaut, va tokius kalnus. Įsijungia savo podcastą ir užsideda ausines. Buvom, vien tik tai kalbėdama galėčiau įsiskaudinti. Buvo pusė ten. Man labai įdomu, 8 ar kiek. Ir aš dar taip pagal savo kalkuliaciją turėjau dar 20 minučių, kada reikės keltis ir matyti pradėti visą tą vakaro rutiną, tvarkymą, ten Kamilos ruošimą miegui. Taip. Tai aš turėjau dar 20 minučių. Aš jam labai gražiai sakau, Mindaugai, žinot, vaikui visada kažko reikia, tai paimk, tai nulup, tai paduok, tai dar kažką. Aš ten bandau susitvarkyti savo darbus, labai laukiu, kada jisai grįž ir jisai tiesiog neperima tas estafetės, nes jisai nusprendė, kad šiandien vakare turi baigti paklausyti savo pramoginį kažkokį podcastą. Tai man įdomu, kaip veikia tavo galva, kai tu tą darai. Kaip atrodo, kad tavo rūta, jinai, tipo, nusibaigus, bet dar tegul dasimuša visai iki galo. Tai aš žinau, kad taip, jau išplaviau Kamilytei galvą, paskui pati pradėjau dantis valytis, jinai ten pas mane 10 kartų ateina kažko paprašyti, o jisai su podcastu. Sėdi su podcastu ir visiškai ignoruoja į visus vaikų poreikius, į gyvenimo poreikius. Tai aš jį pradėjau judinti švelniai. Parodžiau indus. Kas dar? Tai va, aš dar negirdėjau, ar buvo taip, kad aš ten valausi dantis, o Kamilai kažko reikia ir jisai taip nukreipia pas mamą į vonį, žinot, eikit, va, mama galės padaryti. Ne, aišku, egzageratina, bet taip nebuvo. Bet į tą pusę labai. Ir kas buvo? Tai aš žinau, kad labai sąmoningai, tai pas jį ir sakau, Mindaugai, sakau, ar tu matai, kad aš 3 dienas, tikrai turiu ir ten tą pardavimus, fotošūtus, spaudą, ten tą. Sakau, ar tu gali dabar, jeigu tu grįžai visas išsimaudęs, pailsėjęs po pirtelės, po sportų, po draugų. Bet taip nebuvo, aš irgi turėjau savo darbų, žinot, taip ir atrodo jai. Aš čia tik tai spaguliau ir viskas atrodo, taip nebuvo. Tai aš jam iš pradžių sakiau gerai, per save sakau, aš pavargus, man reikia daugiau tavęs, namuose būti. Žinot, ką jisai padarė? Pasigarsino savo Ne, iš tikrųjų mes apkalbėjom ir aš supratau. Nesupratai, tu jisai puolė mane kaltinti, sako, kodėl, žinai, aš negaliu pabaigti, ten pradėjo man kažkokius loginius įrodymus ir kaip tik čia sako, tu neadekvačiai elgiesi, tas žodis, kuris mane visiškai nutaško. Ir tada, žinot, dar kalba su manim ir vienu ausim klauso savo toliau, aš ten matau kažką tvarko ir aš taip jaučiu, kad viskas. Tai šydas buvo, aš nebeklausiau, bet šydas buvo. Ir žinot, ką jis man tada sako? Sako, pasižiūrėk savo kalendorių, gal tau PMS-as. Tai kam tie kalendoriai tada? Kuri nenulūštų, parašykit man komentarai, kuri nenulūštų. Tai va, tai čia vienas iš tokių labai paprastų situacijų, dėl ko mes būna, kad susipyksta. Iš tikrųjų, kaip mums ateina toks įtampinis laikas, mes kažkaip labai gerai veikiam. Bet jeigu aš tik tai būnu pervargus, o jisai save nori palepinti labiau, tai ši čia garantuota, kad aš pradėsiu verkti šitą vietą. Supranti, kas yra?
Man irgi įdomu. Dabar taip vinioji, aišku, žinot, pusė dalykų taip tikrai nebuvo, kad aš ten pasigarsinu, jai taip atrodo visada. Ar kad aš ten visą dieną tik tai spaguliu ir nieko nepadarau. Tai vat, čia ir yra tas toks vat, iškreiptas matymas. Ir kitas dalykas, tu mane kaltinai. Tu mane pradėjai kaltinti. Bet nebuvo, kad tu čia per save kažką čia pasakys. Aš bandžiau gražiai, bet žinokit taip, aš galvoju, jisai tuo išjungs, gal jam ten reikia kažką labai svarbaus pasidaryti ir tada jisai tuo pasiners. Reikėjo padaryti. Ir ta minutė neteina, ir tas laikas neteina. Tiesiog tu mane davėdė Mindaugai. Bet mes greitai išsisprendėm iš tikrųjų. Aš paskui pripažinau, kad blogai padariau. Ir aš jam sakau, Mindaugai, tai ir tas, ir tas, ir tas. Ir jisai užsikabina tik ant vieno dalyko. Tu mane kaltini. Taip. Sakau, aš tau išvardinau 10 dalykų, kurie man sunku, kur man reikia pagalbos, sakau, viską, kad tu sugebėjai išgirsti, tą vieną mažytį kaltinimą, kad tu galbūt per ilgai sėdė ant sofos šiandien. No. Tai va, tai mes tokius dalykus matom, kaip ir kiekviena šeima jų turim. Bet mes gerai sprendžiam. Tu manai, kad mes gerai sprendžiam? Nežinau, ar gerai sprendžiam, priklauso ant kiekvienas kokiam buvo, kaip tu sakei, kaip kitas. Bendrai, man atrodo, tokių, nėra daug. Kaip anksčiau būdavo, tai mes, kaip sakyt, taip išsidraskydavom, ne? Mes dabar labai kažkaip stengiamės jausti viens kitą, kad neateiti tokį tašką, bet, kitą kartą, žinot, būna. Jau. Tai va, tai jeigu grįžtam prie to, kad vis tiek taip nutinka ir būna, tai man atrodo, kad tas yra praktiškai neišvengiama. Gal tik tai faina, kad... Čia gal vienas svarbus dalykas, kad vėl, kaip vyrui susitvarkyti temą, bet iš tikrųjų ir moteris turi tvarkyti. Svarūta pradėjo eiti pas psichoterapeutę, ne? Irgi ten būna visokių, kaip sakyt, įžvalgų, patarimų, kaip su tokiais dalykais tvarkytis. Ir, nėra čia, kad tik ant vyro, aš čia nesu, bet ką. Ir taigi ir vyram giskau, ir tos nuoskaudos būna. Ir, žinot, kaip su tais hormoniniais dalykais, nėra taip sakyti, oi, ten jai PMS-as, ir nurašyti tą. Arba moteris irgi neturi ateiti su tokia nuostata, kad, jisai turi patraukti, žinot, nes aš dabar tokia esu buvę. Taip, atsakomybės. Aš savo niekada neleidžiu nueiti tokį... Tu dažniau esi, kad tu taip žiūri, kas su manim vyksta, tas toks bandymas prajaust savo tos jausmus, gal pavargau, gal čia tas užkabino ir neužmetinėti taip. Ir aš labai stengiuosi iš tikrųjų įsivardinti, neužmest ant Mindaugo, kad kaip galima mažiau energijos sudeginti tam tokiam, Nes aš anksčiau ir su Mindaugu santykiuose, ir ankstesniuose savo santykiuose esu buvus tokia, kad jie turi mane ir suprasti, ir atjausti. Vienu žodžiu, sutvarkyti. Sutvarkyti ir, žinot, visą vaikštį tokia įsitempus ir tik tai kiti kažką gali padaryti. Tai va čia gal toks momentas, kur, toks klaida į tokį eiti. Ir mano gal paskutinis patarimas būtų toksai, kad jeigu jūs turit kažkokį tokį kaip užburtą ratą, ne, kaip, ateinat. Pastovi tema tokia. Pastovi tema. Išsitaško, ten prišnekat savo daug nefainų dalykų, paskui to gailitės, ten mano tai problema būdavo, kad aš verkiu, tada neturiu jėgų kitą dieną daryti savo darbų ir labai daug išvaistai energijos. Tai eiti ieškoti pagalbos ir bandyti kažkaip kitaip. Pavyzdžiui, Mindaugui didelis respektas, nes jis yra bandęs, nežinau, išeit, jis kartot žodžius, ten išklausyt moterį, tylėt. Iš paskos vilktis per pusę miestą, kol jinai eina apsiverkus ir ten bandai sakyti. Mes per tą 12 metų labai daug tikrai išbandėm viską ir man tai faina, kai vyras yra šalia, kaip žaidėjas, kaip partneris. Ir jis sako, gerai, šį kartą vėl taip feilinom, ten, nepagavom to momento, ar aš ten buvau netidus, ką bandom toliau. Ir mes dabar, nežinau, esam tame etape, kai vis bandom kažką atrasti naujo, pagerinti. Ir tikrai tas veikia. Jeigu pradedi ieškot, tai tikrai veikia. Ir aš kažkaip pastebėjau vieną dalyką, kad kai būna didelis konfliktas ir tikrai, taip, kaip sakyt, išsitaškai, tai kas sugražina į tą meilę, tai kito perspektyvos, tikrai supratimas. Ne tas toks, kaip aš sakau, kartojimas tų žodžių. Bet, tikras supratimas, iš kokios pusės eina partneris. Ir, pavyzdžiui, kai aš tikrai, suprantu, kad,
jeigu jinai man taip darytų, kaip aš jai dariau, man irgi būtų skaudu, aš irgi pykčiau ir būtų nesmagu. Tai aš tada kažkaip, suprantu, kaip tu jauties ir... Bet šitas suprantu, kaip tu jauties, ateina po mano 2 valandų aiškinimą. Arba 2 dienų. Jisai reikia dažnai laiko, tokiam dalykui, bet jeigu kai būna tas nuoširdumas, tai kažkaip ta energija pasikeičia. Ja. Tai tai šitas buvo mūsų podcastas. Ne apie konfliktus, mūsų buvo tik tai gal toks pasidalinimas atradimais, kas veikia. Tai aš tik tai dar kartą reziumuoju, aš labai tikiuosi, kad jūs turėjot kažkokių fainų įžvalgų žiūrėdami. Aš tik tai matau, kad kas mums geriausiai veikia, tai tas toksai, tu tame dalyvauji, aš tame dalyvauju, kur mano pusė, kur tavo pusė, kaip aš galiu su savo pusė geriau tvarkytis, o jisai žiūri kaip su savo. O kad bus vienu žodžiu tie dalykai, tai neišėjau. Ir mano technikos visos aptartos. Aš labai norėčiau, kad jūs parašytumėt, kaip jūs tvarkote su visu šitų dalykų, kaip sprendžiat savo visus tos harmoninius dalykus, kai ateina tos audros, kai tikrai norisi išsilieti, išsakyti nuoskaudas ir gal bendrai kartu atrasim kažką. Lauksiu jūsų komentarų ir susitinkam kitą kartą. Ate. Ate.